Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat. Ir kuo nudžiugins mūsų rytojus, labai greitai vėl paskaitysiu, kai jūs įsirinksit savo kortą ir sužinosit savo paslaptis. Taip, čia šitaip reikia pastatyti, kad keturios iš čia. Taip, pirmasis variantas gauna, kažkokį siurprizą. Tokį visiškai, ką planavo, to nedarys, o darys visiškai ką kitą. Aš nesakau, kad tai gali būti kaip nors blogiau. Aš nežinau, ar tai bus geriau. Gali būti net geriau, negu jūs sumanėt. Bet planas įvyks kitas. Jūsų reikalas stebėt. Gal jum kaip tik jūsų pasaulis nori parodyti kažką tai naujo, netikėto, ko jūs buvot nepastebėję, ko jūs net nežinojot, bet jum verta žinot, ir ko jūs nebuvot išbandę, bet jum verta išbandyti. Stebėkit, labai įdomi diena. Jūs atrasit tokių atradimų, kurių visai nesitikėjot. Ir tai gali jūs netgi ir pradžiugint. Antrasis variantas eis truputėlį pakovot. Tai bus toks iššūkis, gali būti taip pat netikėtas. Jum gali tekt, ne tai, kad susikaut kardais ten fektuotis, bet apginti savo pozicijas, gal su kokiu oponentu pasidiskutuot, gal kokie nors konkurentai nori iššokti jūsų kelią ir jum ten visaip kaip galbūt patrukdyt. Ar kokia nors bobutė gali jum pasakyti, kad tu ne čia pastatei mašiną ir jum gali tekti su ja kažkaip dėrėtis, bet tikrai laimėsit jūs. Ir kelyje gali būti, kad kažkas jum galbūt bandys užkirsti kelią, bet jūs puikiai įsisuksit ir nieko tokio neatsitiks. Žodžiu, tokia iššūkių diena. Aš įtariu, kad jūs iššūkius mėgstat ir kad jūs energijos turit ir jūs nuginkluosit savo oponentus, jūs visus kartu susirinkot po kovos, bet kova kažkokia jūsų laukia. Taip, jūs išmintingas ir valingas valdovas. Jūs rytoj viską sutvarkysit pagal savo skonį be jokių emocijų. Jūsų išmintis, jūsų žavesys, jūsų erudicija ir kitos visos tokios savybės jūs palaikys kažkokioj, ne tai kad kovoj, bet truputėlį pasipriešinime kažkokių aplinkybių. Jūs viską sutvarkysit. Jūs laiku pastebėsit, kad kažkas nelaiku vyksta, kad kažkas vėluoja, kad kažkas galbūt bando jum įsiūlyti kokią prekę už didesnę kainą, gal nori jūs įtikint važiuoti ar nevažiuoti į kažkokią vietą, ar dar kažką tokio, kas sukeltų jum nepatogumus. Bet jūs taip laiku pastebėsit šitą visą reikalą, šitą visą galbūt klastą, kad jum niekas nepakenks. Jūs liksit savo soste, jūs liksit su savo kardu ir vadovausit toliau puikiausių būdų. Atrodo, eilėm pradėjau kalbėti, jo. Tai labai gera tokia turininga rimta diena jum ateina. Jūs labai puikiai pasirodysit ir sau, ir kitiem.
Ir čia rimti pasikeitimai. Ateina į jūsų gyvenimą visiškai netikėtos naujovės ir iš pradžių jums pasirodys, kad tai kažkokia bėda, bet taip tik iš pradžių. Jūs paskui pamatysit, kad ta žinia, kuri jums atrodė labai keista, bus labai gera. Kai visi reikalai įsivystys ir paaiškės, pamatysit, kad tai buvo labai puikus pasikeitimas. Gal jūs turėsit persikraustyti į kitą ofisą, gal persėsti į kitą automobilį, gal nusipirkti naujus batus, kurie jums ir supliš vidury kelio. Na, čia aš iš fantazijos neturėjimo. Žodžiu, stebėkit, visai nepulkit nerimaut, jeigu kas nors jums nepatiko iš to, kas vyksta. Tai gali būti pati geriausia išeitis jums atėjusi. Iš viso reikia išmokti stebėti viską aplinkui, nes niekada neaišku, koks požymis rodo mums gerą naują kelią, gerą naują pelną ir geras naujas žinias.